Jo, jau filmuoju. Man labai malonu, kad jūs esat šitoje vietoje ir aš specialiai, žinodama, kad jūs atvažiuojate, paieškojau sename albume ir suradau keletą nuotraukų. Ir pirmiausia, va štai šioje nuotraukoje jūs matote Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto komandą 1963 metais startuojančią Kauno sąskrydyje. Čia jūs matote, kaip aš nesėkmingai einu buomu, taigi matot, kad to jau pat nukrisiu. O čia jūs matot mūsų trenerį Kazį Monsvilą, nepaprastai puikų orientacininką, kuris gebėjo įkvėpti visiems tiesiog ryžto ir ištvermės ir visada padėdavo. O čia yra ta nuotrauka, kurią aš didžiuojuosi. 1965 metais buvau pirmoje Tarybų Sąjungos rinktinėje. Startavome mes Čekoslovakijoje ir buvom atrinkti tik tai 4 tokie orientacininkai, iš Lietuvos aš viena, iš Latvijos Lili Barisa, iš Estijos 2 inžinieriai Kinuri ir Kask. Mes buvome Škotnijoje, Pamaskvyje, paruošiamoje stovykloje ir iš ten po to vykome į Čekoslovakiją. Iš Čekoslovakijos grįžom iš karto į Tarybų Sąjungos pirmenybės Uralo kalnus, Permės miestą. Ir va ten apylinkėse kaip tik ir buvo Tarybų Sąjungos tokios kaip didelės pirmosios orientacinio varžybos. Taigi, kadangi pati kažkada tai buvo orientacininkė, linkiu jums visiems sėkmės. Miškas nėra toks geras, aš kai tik sužinojau, kad jūs Pagrendos miške, galvoju, jums bus bėgti sunku, bet aš tikiu, kad jūs visi laimėsit pirmasis vietas. Dar kartą sėkmės. Ar pasižadat sudalyvauti varžybose? Ne, jau ne. Kadangi truputėlį ilgokai orientaciniam dalyvaudavau, dar 1974 metais, tik tai 1 minutę atsilikau nuo Kūno kultūros instituto studentės, bėgikės ir buvau užėmusi 2. vietą Respublikoje, o šiuo metu daugiau dirbu kraštotyros srityje ir manau, kad šioje vietoje aš pakankamai realizuoju savo jėgas. Taigi dar kartą jums sėkmės. Ačiū ir jei tik sugalvosit, balandžio 13 laukiam. Nu pasistengsiu. Ačiū labai.